Sveiki, Debilė, kas naujesnio, malonu matyt. Sveiki. Tadam. Pasilgot manęs turbūt jau. Tikrai taip. Senokai matėmės. Visa lietuvėlė, jau galvoju, kur tas Debilas dingęs. Šventinis periodas, labai buvau užsiėmęs, visas gruodis, pats darbymetis. Dirbot gal kalėdų seneliu? Buvo ir tai. Išsipurškė turbūt barzdą, kokius sidabrinų dažiklio aerozolinio ir varėt per vaikus, ne? Ne, dariau darbovietėj, firmoj, kur dabar dirbu, tai tenai reikėjo kalėdų senelių darbuotojų vaikam pralinksminti, tai mane pasirinko, sako, tai Debilė, vis tiek nereikalingas tu čia prie darbų, sako, gali, neieškai žodžio kišeniai, gali su vaikais padėjo, dar barzdą turi. Tai pasimokinau truputuką. Ko pasimokinot? Su vaikais darbo. Iš sąsvinio tokio paskaičiau visokių žaidimų, ten, kaip vaikam su vaikučiais žaisti ir žaidžiau su vaikučiais. Tadam, Debilas kalėdų senelis buvo. O kokie žaidimai, gal chorovodai kokie nors? Chorovodai buvo ir dainėlių, ir lyraščių buvau pramokinęs vaikučius, ir dovanėlės dalinau. Gal gerbiamas Debilė pasklido gandų, tokių girdėjom, kad LRT vadovo kėdė, tai lyg tai taikotės? Taikausi. Na ir koks pirmas jūsų uždavinys, kurį spręsite atėjęs į tą didžiulę kontorą? Dar kol kas neprigalvojau, bet tikrai iš esmės keisiu visą tinklelį, padarysiu visą tinklelį pakeisiu, kad neliks nei vienos senos laidos. Čia kaip dainavo šitas visus stiklus pakeis. Panašiai. Tai va jau kaip ir primečiau daug maž, ką ten rodysiu, tai labai daug dokumentikos bus, labai daug bus apie sveikatinimą, apie kaip ta... Bet čia žinokit, tą patį ir kalbininkė Rugilė ketina daryti, jinai irgi bus konkurentė jūsų. Žinau, tai...